Jokiais būdais neimk jokių narkotikų. Sveiki, sveikinamės, pasikalbėjom prie Srelio. Jau tiek daug laidų padarėm, bet pasisveikinom pastraipų vis tiek skaitau iš lapą. Su jumis aš Žilvinas ir pas mus šiandien lankas komiks, aktorius, filantropas, galim sakyti. Filantropas. Karatistas. Apistorius. Jau į kitą pusę. Ir žmogus, kuris nugalėjo laiką ir atrodo senesnis negu iš tikrųjų yra. Gerai. Tai Dominiks Klajums. Sveiki. Čia jeigu norėsiu, gali valgyti. Norėsiu, man prieš trefkę patarkės. Aš atsinešiau tau rubriką vieną bitą. Aš noriu prieš pradedant podcastą padaryti tavo impressioną. Gerai. Aš esu žinomas kaip 1000 balsų žmogus. Tai aš to. Gerai. Aš sutvarkysiu. Netaisyk! Čia vaidenas, nachai? Aš apšviesiu. Palaukit. Gerai. Tuoj bus. Nepadėkit man. Tu kelk, aš trauksiu. Tai tu dabar keli ar tu trauki? Traukia. Tai aš dabar bandau... Tai ant šito reikia statyti, ne dabar? Nu tai va. Tas lampas, ne? Man atrodo šitai. Gerai. Čia nebuvo dar tavo impressionas. Tu įsivaizduoji, kad esi aš, o aš esu tu. Pasakyk, ką nors, ką aš pasakyčiau. O, komedija, biznis. Gerai. Klajumai. Tu drūtas vyras. Aš manau, kad kai... Ir tau maistą, kaip drūtam vyrui, reikėtų susimedžiot pačiam. Kiprai sutvarkyk. Abu gerai. Bešiai. Šitie mano mėgstamiausi trikampiai, bet supoliarinta ne. Dabar šiaip tikriausiai daug, kai eini filmavimus daug tikės, nes buvai pas Tapinu, patį geriausią žurnalistą. Taip. Aš Tapinas. Aš atrodo, aš pats geriausias žurnalistas. Taip. Ten ta politika. Man irgi stresina žmonės daug tikėsis, nes tu buvai pas Tapinu. Aš Tapinu. Malinauskai. Priešai. Aš nežiūrėjau laidos, gali būti, kad kartos klausimai. Bret, aš man atrodo patroną prarijau. Nes jis niekur neiškrito. Remkit mūsų Patreon, tai. Remkit Patreoną, bet aš man atrodo kulkytę prarijau. O čia yra dar kulka? Jo, yra. Jo, va tokia prarijau. Mikroplastikas. Kaupėsi kiaušuose. Aš tengiuosi nežiūrėti visų podcastų, nes Visas klausimas, aš tengiuosi nežiūrėti visų podcastų. Kodėl? Tiesiog. Chuinia. Kokios savo politinės pažiūros į kairį, dešinį ar centristus? Ar kai su žmona ten labiau... Kaip su žmona labiau. Kaip kada pas manęs Lankioje? O, aš Andrius Tapinas.
Neatsiprašau, Andrius Tapinas mano herojus, tai nemanau, kam čia. Tu turi muštinių meno mėlyną diržą, ne? Džiudžitsu. Taip. Džiudžitsu. Ar žmona bijo? Jo. Labiau? Žmona mėlyna. Taip. Ir žmona turi? Jo. Ai, mėlyna žmona. Taip, jinai mėlyna. Ar ten su gynyba labiau, kad apsigint nuo žmona? Jo, jinai jau išmokus veidų atblokuoti. A gal žmona turi juodą su muštiniu diržu ir kreipat. Kaip sutari su kitais komikais? Pikčias esate turėję kažką? Ne, aš manau, kad komedija turi būti labai draugiška. Aš manau, kad visi mes komedijai turim draugauti, nesipykti. Tiksliau, manęs kritikuoti niekas negali, bet tada mes nesipyksim. Taip. Tai kažkada buvo kažkokių pikčių nesutarimų, nežinau. Ne, tai ten, žinai, ten greit išsisprendė. Viešai nereikėjo spręsti. Nelabai, ne. Man kažkaip nedaina, matai, mes visi draugai komedijoje esam. Nieks niekam nepavydam, tai nėra ko aiškinti. Ar buvo daję iki susišaudimo? Ne. Bet jau ne vien komedijai, aš tai galvoju, kad ir podcast'ose buvom tų nesutarimų kažkokių. Būna, bet aš su visais sutariu. Visi mane myliu ir aš visus myliu. Niekas su manim nenori pyktis, aš su nieko nenoriu. Mano visi draugai pat komedijai. Gal per rimtais klausimais pradėjom, nes ne podcastas esam čia. Ne, čia ne podcastas, gal kažkiek Tapinų panašu, bet... Patroną radau. Nepražiau. Viskas gerai. Klausau. Žinai, kai būna kartais laukti intervo, tarkim, su Tapinu. O, aš Tapinu. Ir jis, tarkim, išsikrapštai snarglį ir ateina Tapinas ir jau reikia spausti ranką ir kur tas snarglį dėti. Tai top. Antroji ranka dar yra. Bet tai su dešinė. Kaip perimt, kad nematyt. Tikrai. Ai, taip, tiesi tau čia snarglis, ne? Kur teptam. Greitai, taip. Taip pasikrapštai, pavyzdžiui, čia. Bet tada iš karto filmuoti eisit. Taip va. Greitai. Nu, gal ir paeitų, jo. Bet tai dar toks šlapis, žinai, nenušaus. Ne, bet tu nesausim. Aš šlapę neišsitraukiu, o jeigu ką, aš labai greitai susuku į tokį... Cak. Nu, tokį jau. Girdisi garsas, normaliai? Esi minėjęs, kad skaičiau vieną interviu su Bliuško komedijos burbulas. Kada šitas burbulas su Bliušku? Niekada. Niekada? Pas tavę tai niekada. Aš nepripratę turbūt, kad jokinga būtų šitai laidoj. Tai... Nes istorijos. Tu nemėgsi po klubus vaikščioti tūsint? Anksčiau mėgau. Čia už tai, kad išėjai iš humoro klubo? Dar iš humoro klubo. Aš dirbau baruose ir klubuose, tai patau užpiso. Nes išėjai iš humoro klubo ir nebevaikštai į klubus. Jo. Yra sąsai. Yra. Kokį ten didžiai grodavo tam humoro klubui? Didžiai kėdė. Didžiai bartuška. Žuvies. Didžiai. Šežinis? Šežinis, nežinau, nesugalvoju. Didžiai aukštas. Užpitojo labai.
O tai kas ten yra tokia? Sveiki, norėčiau padirbėti užsienyje, ar yra vietų? Sveikas yra, bet 20 eurų registracijos mokestis. 20 eurų. Kaip tik. Tai einu sėst. Ne, palauk, ten mano šuo ir katė važiuoja, tau vieta čia. Tu nori, kad aš prie šito gulčiau? Šito. Na, aš biškai nespėjau apsitvarkyti, tai va dabar Tai gali gal gultis. kažką apsiklot, man irgi turit. Tai palauk. Va. Gali apsiklot. Čia į kainą eina, nereiks mokėti. Ne, papildomai bus, bet vietoj atsiskaitys. Davai, greičiau, neturim laiko. Atėjo migrantai. Nesirink neaiškių kontorų su paslėptais mokesčiais. Rinkis ICM Solutions, patikimas partneris, kuris rūpinsis jumis visą laiką bei suteiks nemokamą gyvendinimą užsienyje. Taip pat jokių paslėptų mokesčių ir nemokamas pervežimas į užsienį nuo durų iki durų. Mūsų žuvis užduoda klausimus šitam sezonui, Gerai. kadangi čia jau vis tiek sezono pabaiga. Tai mes rašom tas klausimus, o ne žuvis. Ir tiesiog Gerai. pakišam čia. Tiesiog išdaviau paslaptį. Labas Dominikai, čia žuvis Lašiša, pati parašiau šitą klausimą, nieks manim neprisidengia. Esi davęs daug interviu apie viską apkalbėta, bet nesi šitą klausimą tikrai nesigavęs. Ar esi pristrėdęs į kelnes? Prisitrėdęs. Į kelnes ne, esu pritrėdęs lovą ir kelnes esu prišykęs. Nėra, šitą universai nėra prasijungę niekada. Ant lovos nebuvo kelnių padėta. Mano žmona buvo su kelniam, tai gal ir palėtė kažką jos. Nu, taip, žinai, abiejų. Bet gaunas, kad iš išorės pritridai kelnes. Jo, čia pirmas toks atvejis yra. Aš susirgau, gulėjau lovai ir nusprendžiau papersti ir atrodžiau kaip šūdų raketa. Ar idėja ir va taip kyla iš manęs tiesiog. Tai va, tai sirgau. Tai esu lovą prišykęs, šalia žmonai gulint. Pritrėdęs. Kelnes prišykęs, nemaišykęs. Va, tokių klausimų pas Andrių Tapiną neišgirsi tikriausiai. Nesąmonės. Aš pastebėjau šitą, ar tu vis tiek labiau prasimušęs kitam jau levelį humoro klausimais. Ar sunku būtų biškai apkūnesniam, kai aplinkai visi gražaliukai, nes tu vis tiek su Jankevičiam darai, su Mark ten. Taip. Aš labai gražus jaučiuosi. Aš labai patenkintas savo kūnu ir išvaizdą. Tai man nėra sunku. To netrūkna, nes man biškai gluminu mane. Jo? Jo. Bet sako stors. O apie mane kas sako? Žiūrim kas. Podcastų pasaulis sunku dėl to. Aš galvoju, nes jūsų studijų 4 aukšte sunku užlipti, nėra lifto. Ir tu specialiai pasiėmė Kisleką, kad nebūtum vien gražaliukais apstatytus, nes Taip. Viktoras tai gražaliukas. Viktoras gražuoliukas. Kipras turi dailius featuresus. Bet jis labiau Azijos rinkai. Jo, jisai mūsų sujungia. Tai Kislekas dabar išgražėjęs, tai aš jau toks prie apačios. Bet šiaip labai gerai sutarėt ir papildot viens kitų. Kas turėtų vykti, kad susipiktumėt? Nežinau, aš gal kažką padaryti turėčiau. Nesumokėt honorarą. Kisleks uždraustų raidą. Patronas. Blet. Čia šiaip lašinys. Kažkas. Viktis į Kaliningradą išvažiuotų. Tai savaitgalį negrįžti vieną ir viskas. Vietoj Vikčio grįžtų tą mėsos malimo mašiną. Elektroninė ar rankinė? Žinau, kokis ten duoda, kai Kas duoda? miršta sūnus kari.
Malyklę duoda? Ja. Už kas tokie? Kai miršta kare sūnus. Kokioje valstybėje čia? Rusija. Rusijoje? Tu gauni mėsos malyklį tokią, tipo? Jei tavo sūnus mirė. Ir tipo rankinę gauni? Ja. Čia iš tikro? Karočią man... Čia GPT paklausė. Ar Rusijoje kareiviams, kurie miršta, ar jų šeimoms duoda mėsos malyklės? Sakė, reikia pagalvoti, dabar per daug žmonių naudojas. Šiaip tu labiau gaudais, nes nesuprantam, kodėl, kur problemų, kodėl peržiūrų nėra, nes bairiai nenormaliai jokingi, kokybė geri, svečiai geri. Šiandienos surelis? Ja. Are you sure? Tikrai? Koks klausimas buvo? Kaip peržiūrus pasikelt. Reikia stonkum būt. Stonkum? Buvo stonkus ateis vis tiek. Nebuvo? Nereikia stonkum būt. Ai, reikia, Turi būti stonkus. kad 2 stonkai būtų. Jo. Kaip tu būtum stonkum? Gerai, tu stonkus, o aš tu. Integracija kainuoja 15 000 iš storį. Ne, aš nenoriu pykti. Esi minėjęs pas patį Andrių Tapiną, sakė, Tapinas, kad kai kurie komikai susiras dieninius darbus. Taip. Kurie konkrečiai. Visi, kuriem reikės dieninius darbus. Tie, kurie klausinėjo, kuriem reikia. O ko, pažiūrėjau, naktinis dar blogai, nes tarifus didesnis daugiau šaimų. Nu jo. Tiesa. Sargais galima. Labai geras, taip. Tai gal ir... Pasitaisau, atsiprašau. Tai gal išėjęs perfilmuot Laisvės TV, kaip pastapinu, papildyt, nes mėgsta jie ištrinti interviu ir pakeisti. Gal apie komediją galim pakalbėti, taip užsirašyti, gal apie komediją galim pakalbėti. Matau. Buvai vienu metu labai primažinti stand-upus, ne? Taip. Ar bėgant laikui sunkiau bairių sugalvoti? Be ko? Bėgant laikui sunkiau bairių sugalvoti? Ne. Man baisu tiesiog buvo ant scenos lipti. Kad įlūš sceną? Vienas dalykas, o antras tiesiog parinaus. Bijojau. Pastapinu nebuvo baisu lipti, nes ten irgi ant scenos vyko ir dar sutapinu. Ne, tai čia jau kai stand-upą grįžau. Ai, nu jo. Viskas logiškai susidėlioja timelinai. Kaip vyksta kūrybinis procesas to? Ar tiesiog kisliakai sumokė? Jo, kisliakai didžioji dalis, o aš atsisėdu, aš jau perskaitau ant sceną. Ne, atsisėdu ir kuriu. Mano kūrybinis procesas yra 9 ryto kiekvieną dieną. Nupisom vieną klausimą iš tavo podcast'o. Davai. Su daug ko pykstės ir Taip. čia buvo su Malinausku, man atrodo nesenai, kad Malinauskai pasakyk gražių dalykų, nesu pykstės daug. Buvo toks kažkas. Taip, buvo. Kad pasakytų apie žmonės, su kuriais turėjo, apie kuriuos darė epizodus, kad pasakytų bent vieną komplimentą. Ja. Gerai. Tai man įdomu, ar tu gražius užuojautas, tarkim, užjaus. Nu, va, vaikas mirė, ne? Čia dabar laidotojas ar... Kažkas yra tiems realiams, ne? Aš nežinau. Gerai, vaikas mirė? Vaikas mirė. Nu. Ir tu sakai užuojautas kalbų. Kad... Vaikui ar tėvam? Nu, apie vaikų tėvam.
Gerai. Mėlyjei tėveliai, jūsų vaikas buvo labai maladėts. Jis labai ilgai kovojo. 12 raundų, tai yra 12 mėnesių. 1 metų vaikelis. Jo. Ir 12 raundų kovą dėja laimėjo auglys. Kiaušo auglys jam buvo. Čia mergaitė. Tai va būtent. Tai dar blogiau, dar baisiau. Pirmą kiaušą užaugo po to, jo. Ir jo, tai Dziržytis, pacanai, gimdykit naują, nes šitas buvo sulūžęs. Gerai. Ten viduje ką nebuvo vaiko. Ką darytume, jeigu eini gatvių? Tarkim, kaip šiandien, nedidelį pertrauką tarp filmavimų svarbių. Ir nusipirkai surelį, kad greit užkast. Ir iškrent iš rankų pakojant. Ką daryti? Valgau. Valgai nuo žemės? Išluptas ar neišluptas? Išluptas. Išluptas? Kiek laiko guli ant žemės? Nu, žinai, nakritu. Žinai, kokia ta reakcija, aš nežinau. Lieva. Tai 10 sekundžių. Laisvai. Google ieškamiausi dalykai apie tai. Dominikas Klojimas amžius, Dominikas Klojimas rekvizitai, Dominikas Klojimas mama ir Dominikas Klojimas žmona. Kodėl apie mamą domis? Mano mama menotyrininkė, nežinau, studentų daug turim. Ir 3 vietoje net apie žmoną 4, apie mamą 3. Taip. Labai. Bet rekvizitai vis tiek aukščiau. Ir čia. Dėsim pabaigos, nes daug dalykų abiem ir taip. Filmavimai, pafilmavimai. Podcastai, interviu, sportus, knygų pristatymai. Pastapinu, man mėliau eiti. Ne pas Andrį, pas kitą. Pas kitą, jo. Yra su Pas brolį, jo. laikrodžių remontininkas. Tapinas. Kur budelį sėdi palaipti prie halės sargo. Ar esi taip smarkiai bombinis komedija, kad net protestuotojai išėjo su plakatais? Nutraukit bombardavimą. Nebet man yra nušvilpę nuo scenos vieną kartą gyvenime. Man yra nuvarę. Senai? Kada Comedy Castą dar egzistavo? Nu tai va taip senai. Buvo turnyras komedijos, aš užlipau pasirodyti ir tas, kas laimės, kas geriausiai pasirodys, gaus viskio bonkę, litrą. Aš užlipau, pasirodžiau, gavau tą litrą ir išgėriau kažkur jo pusę kitų klausydamas ir nusprendžiau, kad dar noriu užlipti. Nes taip labai gerai pavariau. Ir užlipau ir bairių neturėjau ir kažką pradėjau šnekėti, pripysat. Ir man pradėjo mane būjant ir tada mane gerai, ačiū. Viskas. Ir nuvarė. Čia buvo Studija 9, dar toks baras kažkada buvo. Studija 9 su taip pasirodęs. Ir buvo. Buvo, jo. Ne, smagu buvo. Jų problema, kad davė man gerti. Tai ačiū, kad atėjai. Ačiū, kad Mes pakvietei. dažniausiai žmonėm pašitų surelį tik į viršų karjerą. Viskas buvo į viršų pradėjo važiuoti. Taip, taip. Laura, Dragūnaitė, Free Finger, Remis Retro, Taip, Lilas, jo. Margeris Normand, visi viršų. Margeris Normand. Visi viršų, mes ne. Tai, kadangi tu dovanėlę visada, kadangi neturi juodo diržo dar, Tai neturiu. bet mes negalim duoti, nes čia rimtas dalykas yra. Bet mes galim duoti juodą daržą. Tai dovanėlė juodas daržas. Čia tikra žemė? Jo, čia daržas. Ar čia sutrintis, Usainiai? Ne, čia žemė. Ir Lietuvoje pradėjo šaudyti juodus daiktus iš pistoleto. Puo.
galvoju, jokingiau skambėjo. Ačiū. Jokiais būdais neimk jokių narkotikų.